Sveiki, aš esu Elžbieta Latėnaitė, teatro ir kino aktorė, rašytoja, apibūdinčiau save menininkė. Jeigu aš sakau, kad myliu gyvūnus, nes aš iš tikrųjų myliu savo katę arba draugo šunį, bet tuo pačiu perku kailinius arba remiu tuos, kas juos nešioja, gamina, palaikau juos, giriu, tai ar aš tikrai myliu gyvūnus? Norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu iš savo patirties. Viename spektaklyje aš turiu išeiti su karakulio kailinukais ir jie man buvo netgi gražūs, galiu atvirai pasakyti. Iki tol, kol sužinojau, kad karakulio kailiniai gaminami nužudant nėščią karakulio avį ir nudiriant kailį jos dar negimusiam arba naujagimiam ėriukam. Tuomet aš atsisakiau tų kailinių ir daugiau su jais neišeisiu į sceną ir nedemonstruosiu jų 300 žiūrovų kiekvieno spektaklio metu kaip pavyzdžio, nes man atrodo, kad tai yra ne pavyzdys, o gėda. Kaip susimaliau visiškai. Man iš vis atrodo, kad žmogus yra gimęs mylėti, o ne žudyti.